Nu, šiandien visokių tokių stereotipų, man atrodo, mes ir pralaušim. Dirbu Lietuvos draudime, UX UI dizainerė. Okay. Man pasisėjo tokia mintis, kad aš, startup'e pradirbau, freelancinau, tai dabar reikia į korporatyvą įsidarbinti ir susirinkti patirtį korporatyvę. UX-as yra tas viduriukas auksinis, kur tu biški turės suprast programavimą ir biški turi grafinį dizainą suprast ir tada mes einam į tą viduriuką. UX UI. Auga tiesiog nauja karta šitos specialybės. Ar darbas su tokiais dėliais vardais savotiškai gazdino? Nu, į tau kur paglosto ego tavo, tu tave giria labai, ne? Yra ir daug toksinės kultūros, jeigu kažkas bent truputį ne taip, tai jau eisi ant kilimėlio, nes rinka tai yra negailestinga. Tu turi būti žiūri geras, ką tu darai. Gal šiek tiek į mane kreivai kartais žiūri, kai ateinu į ofisą su džemperiuku, ten, žinai, kokie nors kostiumuoti. Tu iš tikrųjų ir griauni tuos stereotipus. Look at her, look at her. Esu gavus komentarą, kad atveriau kaip iš Jagos festivalio. Tu šiaip toks rock'n'rollas biškiai atrodai man. Labas bus. Važiuok. Tas fainas kombo, žinai, dirbti Lietuvos draudime ir toks būtų rock'n'rollas.